ar norim spręsti, ar tik mokėti. Mokėti, kas tik paprašys, kada tik paprašys, kiek tik paprašys. Mes turim teisę, kaip tauta, kaip Lietuvos piliečiai, pasinaudoti referendumu ir kartu visi nuspręsti dėl mūsų ateities, dėl mūsų namų. Ir mes šitą teisę pasinaudosim. Tai yra teisėtas būdas pareikalauti, susigrąžinti pagarbą savo, lietuviui. Gana priešpriešos. Mūsų konstitucija yra šventas raštas, labai gražiai parašyta yra, bet ne valdžia, nei konstitucinis teismas, nei konstitucijos garantas nelaiko šį konstituciją. Mes turim kumštį parodyti, kad mes esame vieninga tauta, stipri tauta. Jeigu mes būsime abejingi tam, kad bus sudarytos sąlygos tiem, kurie nori atimti iš mūsų paskutinį nekilnojamą turtą, tai tada, mėly žmonės, ko mes esam verti? Aš taip jau sakau. Kartą mokinys paklausė meistro, ar ilgai reikės laukti pokyčių į gerą. Jeigu laukti, tai ilgai, atsakė meistras. O šiandieną mes, mėly žmonės, pristatinėjom vėlgi, manom, labai aktualią privalomojo referendumo iniciatyvą dėl piliečių nekilnojamo turto Lietuvoje neapmokestinimo. Klausimas toks, mėly žmonės, mes turim teisę kaip Lietuvos piliečiai turėti nors šiokią tokią privilegiją. Manau, kad turim ir visi čia susirinkę sako, kad turim. Dėl to mes siūlome papildyti Konstituciją 23 straipsnio 4 dalimi, kuris kalba apie piliečių nuosavybės, nuostata, kad piliečio, mūsų piliečio, Lietuvos piliečio nekilnojamas turtas neapmokestinamas. Ir taškas. Mes nesikėsiname jokius mokesčius, nieko. Nekilnojamo turto mokestį tegul moka užsieniečiai, tegul moka juridiniai asmenys, o fiziniai asmenys, kurie yra Lietuvos piliečiai, už turtą, nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, nemoka. Tokia labai paprasta ir aiški yra idėja. Sveiki. Egidijus Čibirauskas, smulkus verslininkas. Aš moku, aš ir sprendžiu. Netrukus galėsim pasitikrinti patys save, ar norim spręsti, ar tik mokėti. Mokėti, kas tik paprašys, kada tik paprašys, kiek tik paprašys. Jei pasirinksim spręsti, tai galėsim visų pirma atsakyti savo, o kartu ir kitiems, ar aš esu vertas privilegijos nemokėti nekilnojamo turto mokesčio. Bet kuris atsakymas reikš pasirinkimą, taigi aš moku, aš sprendžiu. Labą dieną visiems, esu Rikantas Jonuška ir esu visuomenininkas, tautos valdžios judėjimo aktyvistas. Ir noriu pabrėžti, kad čia susirinkom skirtingi žmonės ir kviečiam jūs rinktis, nes nesvarbu, kas inicijuoja referendumą, 300 000 kartelė yra labai aukšta ir dalis iš jūsų galvos, kam to reikia, kam čia dalyvauti. Bet jeigu mūsų tikslas, kad mes norim visi kartu viską spręsti, sveikas santykis, vieninga Lietuvos tauta, kad būtų. Tai jeigu pagrindas bus ne pergalė, bet būtent šitas santykis, kad jį išlaikyt, kad būtume kartu kaip šeima, tada mums, kad ir nepasiseks, mes neišsibarstom, mes liksim kartu, auginsim raumenį
iki sekančių kartų. Jeigu mes fokusuojam savo dėmesį tik į pergalę, mums nepavykus, mes išsilakstysim ir viskas prasidės iš naujo. Tai vat būtent kviečiu visus įsiklausyti, ką pasakiau, ir akcentuotis į šią detalę. Ir kviečiu dar kartą jungtis, kad ir skirtingų pažiūrių esat, skirtingų nuomonių. Šitas referendumas yra dėl privilegijos Lietuvos piliečiui. Senovės Romos Respublikoje Romos piliečiai Italijoje turėjo privilegiją nemokėti mokesčių taikos metu. Ir šita privilegija ir šita respublika gyvavo 500 metų. Todėl aš labai palaikau šią iniciatyvą, kad ir Lietuvos piliečiai savo šalyje, savo teritorijoje, Lietuvos Respublikos teritorijoje taip pat turėtų privilegiją. Šita privilegija turi apimti ne vien būstą, kaip dabar daugelis kalba, šita privilegija turi apimti visą nekilnojamą turtą, į kurį įeina ir miškas, žemė ir visas kitas nekilnojamas ir registruojamas turtas. Taigi tai yra labai plati privilegija, išskirianti Lietuvos pilietį nuo juridinio asmens ir nuo užsieniečio. Lietuvos pilietis turi vieną iš galbūt tokių ir nedaugelių konstitucijai įtvirtintų privilegijų ir kad tos privilegijos būtų laikomasi būtent, kad jo nekilnojamasis turtas jokia forma ten nebūtų apmokestinamas. Būtent piliečio privatus nekilnojamasis turtas. Eilę metų nebežiūriu televizijos laidų, nes man gėda klausyti, kas pranešama per žinias. Ir mes įbridę į tokį liūną, kuris pasiekė šiandien ir mus visus liečiant asmeninį turtą. Bet aš kovoju už kitus. Dalyvauju įvairiuose renginiuose ir matydamas tą neteisybę, ką mes girdime iš Seimo, vyriausybės, noriu stoti į gretas tų, kuriem tai svarbu. Svarbu mūsų vaikams, ainiams. Nejaugi mes atėjus laikui nieko nebeturėsim. Todėl šiandien, kada kalbam apie referendumą, apie kartelės mažinimą, man mintis šiek tiek tokia mintis, gal tikrai reikia nuo Seimo į Lūkesčius padaryti žalią mylę. Mes nebesusitvarkom su savo ale išrinktaisiais, kurie savivaliauja visose mūsų gyvenimo sferose. Norėčiau, kad ta iniciatyva dėl referendumo ir kitų darbų jungtųsi ir išgirstų kuo daugiau mūsų piliečių, tikrų lietuvių, kurie pergyvena dėl savo tautos ir savo ainių. Mes norime sugrąžinti tuos, kurie išvyko iš Lietuvos. Mes norime, kad atviromis širdimis ateitų tie, vadovauti mūsų šaliai, kad mūsų šalies progresas augtų. Įstatymo leidėjas prieš 30 metų įrašė mūsų teisės į Konstituciją. Tuo metu lietuviai tikėjo širdimi, protu ir sąžine. Lietuva budo ir Konstitucija buvo parengta iš širdies. 23 Konstitucijos straipsnis sako, nuosavybė neliečiama. Ir mes paklauskime kiekvieno lietuvio, visi taip ir tiki. Tai reiškia neliečiama plačiaja prasme, neapmokestinama, neatimama iš varžytinių, neatimama antstolių, neatimama teismo. Deja, prabėgus tiek metų mes turime visiškai kitą situaciją ir mes turime rengti referendumą. Turime pataisyti Konstituciją, papildyti ją sakiniu. Nes įstatymo leidėjai pasikeitė, įstatymo skaitytojai, kurie mum diktuoja sąlygas, uzurpavo valdžią.
ir mes tiksliname nuosavas piliečio nekilnojamas turtas Lietuvos Respublikos teritorijoje neapmokestinamas. Tai yra teisėtas būdas pareikalauti, susigrąžinti pagarbą savo lietuviui. Gana priešpriešos. Apsivogusius Lietuvos Respublikos piliečius ir korumpuotus ir papirktus leisti tam tikrus įstatymus tegul gaudo teisėsaugos organizacijos, o lietuvis Lietuvoje turi teisę būti turtingu. Ir jo turtas Lietuvos teritorija turėtų būti neapmokestintas. Jeigu mes būsime abejingi tam, kad bus sudarytos sąlygos tiem, kurie nori atimti iš mūsų paskutinį nekilnojamą turtą, tai tada, mėly žmonės, ko mes esam verti? Aš taip jau sakau. Tiem, kurie taip galvoja ir masto, kad mes norim ką nors pasiekti tik savo. Ne, mes norim, kad Lietuvos piliečiai, Lietuvos tauta turėtų privilegijos nekilnojamam turtui. Iš mūsų jau viską yra atimta. Vaikus gali atiminėti. Teisės mūsų atiminėti gali, kurie garantuoja mums Konstitucija. Jeigu Konstitucinis teismas paskutiniu metu yra pasakėt, kad straipsnis Konstitucijai prieštarauja pačioj Konstitucijai, tai atsiprašau. Tai dabar kviečiu visus šitus, kurie irgi gerą iniciatyvą parodyta yra tas įstatymas projektas nekilnojamo turto. Po to peticijos dėl nekilnojamo turto jungiamės visi kartu. Mes palaikom jūsų iniciatyvą, jūs palaikot mūsų iniciatyvą referendumu, todėl kad įstatymas yra keičiamas. Šiandien priimtas, rytoj bus pakeistas ir jie atimsis mūsų visko ir mes nieko neturėsim. Žiauriausiais okupacijos metai mes turėjom daugiau privilegijų ir daugiau nusavybės, negu šiai dienai nori su mumis padaryti. Tai prašau dar kartą visus, telkiamės, jungiamės, dirbam, pasirašom, nesvarbu, ateina žmogus parašą paimti su mėlynėm, atsiprašant, snargliuotas, nesvarbu, rašykitės, ateikit balsuoti, parodysim, kad mes esam tauta. Mūsų konstitucija yra šventas raštas, labai gražiai parašyta yra, bet ne valdžia, nei konstitucinis teismas, nei konstitucijos garantas nelaiko šį konstituciją. Mes turim kumštį parodyti, kad mes esam vieninga tauta, stipri tauta. Ačiū labai. Su šiais rinkimais, kurie buvo labai aktyvus dalyvių skaičiumi, ne šiaip žmonės dalyvavo rinkimuose, dėl to, kad buvo nusivylę buvusios valdžios priimamais sprendimais ir veiksmais. Atėjusi dabartinė valdžia, dėja, kažkaip pamiršo didžiąją dalį savo pažadų, savo iškeltų tikslų ir didžioji dalis mūsų seimūnų išrinktų dabar tiesiog vienas kitą ėda kiekvieną dieną. Ir mes tą matom per žinias. Mes nematom, kad jie diskutuotų ir priiminėtų sprendimus, kurie būtų naudingi mūsų valstybei, mūsų žmonėms, mūsų kultūrai, kalbai. Mes tiek sumokam mokesčių. Mes tiek žmonės sumokam mokesčių ir šitie žmonės, kurie nesugeba sugeneruoti patys, sėdėdami už mūsų valstybės vairo pajamų, viską pardavę, išdalinę, išporcijavę, dabar kėsinasi į mūsų uždirbtą, kauptą, brangintą turtą. Dėl to bendrom jėgom visi čia esantys žmonės ir begalė kitų žmonių, begalė iniciatyvų, begalė pavienių, begalė organizacijų susijungėm ir kartu visi prisidėjom prie mitingo, kuris buvo šį sekmadienį. Pradžioj mūsų žiniasklaida skelbė, kad bus masinis renginys. Mes visi, kurie prisidėjom, mes planavom, kad bus bent jau kokie 3, 4, 5 maksimum tūkstančiai žmonių. Bet kas susirinko 17 000,
tai visus nustebino ir tuo pačiu nudžiugino. Kiek žmonių atvažiavo, kiek suėjo pačių Vilniečių. Ir neatėjo tenais pabaliavoti, pauliavoti ar padainuoti. Visi stovėjo kaip karo parengty. Ar matė tų žmonių veidus? Ką jie transliavo? Džiaugsmą? Ką jūs daro? Jūs rūpinatės, kaip išsaugot savo kėdę. Ir ėda dar mus. Mitingas parodė, kiek žmonių yra nepatenkintų. Ir šitie žmonės visi yra dirbantis. Verslininkai, mokytojai, medicinos, iš visos Lietuvos. Tai žmonės, ant kurių stovi mūsų Lietuva. Mūsų Lietuva. Ir šitie žmonės parodė, kad mums visiems gana jūsų melagyščių, jūsų vagysčių, jūsų rietenų. Dėl to susiorganizavom visi į bendrą projektą, į referendumą. Rinksim parašus visą vasarą. Ir kurį užbaigsim su dar vienu mitingu, dar didesniu mitingu rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioj. Ir šituo mitingo metu lygiai taip pat bus renkami parašai referendumui. Bet aš tikiu, kad jau mes tą dieną rinksim paskutinius parašus. Ir kiekvienas žmogus turi teisę prisidėti prie dabarties šito veiksmo ir kurti mūsų naują valstybę. Mes turim teisę, kaip tauta, kaip Lietuvos piliečiai, pasinaudoti referendumu ir kartu visi nuspręsti dėl mūsų ateities, dėl mūsų namų. Ir mes šitą teisę pasinaudosim. Ir niekas šitos teisės neturi mum, kaip sakant, atimti, gniuždyti ir trukdyti. Ir visi, kas mum trukdys, tai bus tiesiogiai realiai paskelbti valstybės priešai ir tautos. Tai yra stambinami ūkiai, korporacijos bando įlysti, vadinkim, į tą sferą. Po kiek laiko, kada sunyks paskutinė kaimo troba, kada bus išvaržyti paskutiniai diedukų, senelių, prosenelių, pačių statyti trobesiai, o tada bus per vėlu kažką daryti. Tad primiktinai raginu, kadangi man tas dalykas yra nesvetimas, aš tą visą matau tiesiai, kaip sakyti, ne per pasakojimus. Pats tame esu giliai pasinėręs į tą veiklą. Todėl raginu, dar kartą kartuoju, raginu nenusisukti, paskirti laiką parašui, pabendrauti su kaimynu, artimu savo, kad įvyktų šis referendumas. Dėkui. Yra toks posakis, kad mylėti valdžią tai yra iškrypimas. Tai noriu nuimti rožinius sakinius visiems, kurie balsavo už praeitą valdžią ir taip pat, kurie balsavo už šitą valdžią. Kaip žinia, 24 metais vyko daug rinkimų, įkūrėme stebėtojų gildiją, surinkome per trejus rinkimus apie 250 stebėtojų ir surinkome, suklasifikavome ir galų gale supratome visą rinkimų sistemą ir jos suktybės. Labai tikiuosi, kad atkreipsite dėmesį į stebėtojų aptiktus rinkimų proceso pažeidimus ir imsitės skubių veiksmų ištaisyti padėtį. Na ir pridėjau visą stebėtojų surinktą medžiagą suklasifikuotą. Ir vat įdomu, kaip atsakė į šitą laišką Seimo nariai. Į šitą laišką balandžio 10 dieną atsakė vienintelis Seimo narys, tai Ignas Vėgėlė, ir atsakė labai lakoniškai. Sveiki, ačiū už informaciją, kuri bus labai naudinga tobulinant rinkimų kodeksą. Pagarbiai, Ignas Vėgėlė. Tai yra viskas, ką jūs turite žinoti apie išrinktuosius ir nustoti tikėtis, kad jie mumis pasirūpins.
mumis pasirūpinti galime mes tik tai patys. Todėl eikime ir padarykime. Ačiū. Kodėl jūs didinat mokesčius? Kodėl jūs didinat mokesčius? Nekilnojamą turtą, gyventojų pajamų mokestį. Kodėl? Kodėl? Pirma, išlaidas susimažinkit. Visas. Nevyriausybinės organizacijas nutraukit finansavimą. LRT uždarykit, nes jinai mums nėra nereikalinga. Po mūsų mitingo, tai ką jinai paskelbė per panoramą, LRT žurnalistai netitinka realybės, tai reiškia, kad jūs pateikėt iškraipytą informaciją žmonėm. Taip, kaip jūs norit pateikti, taip, kaip jūs norit, kad matytų žmonės mus. Tai reiškia, kad jūs darot nusikalstamus veiksmus. Ir LRT turi būti uždaryta. Ir visi tie milijonai skirti apsaugai. Toliau, PVM-as. Atšaukit susigrąžinimo galimybę PVM ir sumažinkit PVM nuo 18 iki 15%. Surinksit į biudžetą kokius 10 kartų, jei ne 100 kartų daugiau pinigų. Tai pirmą savo draugus, pramoninkus, tuos milžinus sutvarkykit, kurie per schemas, offshore'nės sąskaitas, įmonių įmonėlės visus pelnus pasidalina. Nėra pelnų, nėra nuo ko skaičiuoti pelno mokesčio. Nėra kaip PVM-o jiems sumokėti. Ten kapeiką sumoka. Visi mūsų mokesčiai didžiąją dalim eina ant žmonių, paprastų žmonių sumokamų mokesčių. Ar jums negėda? Kiek galit vogti? Kiek galit išparceliuoti mūsų visas įmonės? Ar Skverneliui negėda dėl mūsų Igničio padarytų dalykų? Mūsų elektros kaina paprastiems žmonėms 3 kartus šiandieną yra pabrangę. Mano tėvai pensinio amžiaus prieš kelis metus mokėjo tik 30 eurų. Šiandieną jie moka 120, realiai 4 kartus. 120 per porą metų, 4 kartus pabranga. Tai nenuostabu jūsų vilos, jūsų mašinos prabangios iš kur jūsų kelionės į Dubajus ir visur kitur. Va čia susitvarkot. Pirma, auditai visur ir visame kame sumažinat išlaidas maksimaliai. Vis tik tai prisiminkim, kad referendumas tai yra teisėtas būdas susigrąžinti pagarbą savo kaip piliečiams. Jeigu nepriklausomybės pradžioje buvo 5 000 valstybės tarnautojų, šiai dienai turim 250 000. Jie nepadės parašo ant iniciatyvos teisės. Jie bijo, nes tam tikrą kalendoriaus dieną jiems įkrenta atlyginimas ir jie saugo darbo vietą, bet jie ateis, nes tai liečia juos. Jie ateis, kai mes surinksime 300 000 ir bus paskelbtas referendumas teisę balsuoti visiems. Jie ateis. Jų yra 250 000 turinčių, galinčių turėti nuosavybės teisę. Todėl kiekvienas balsas mums bus svarbus ir kiekvieną pilietį mes turime kalbinti. Nebereikia daugiau priešpriešos, tiesiog būkime kartu, vienykimės, veikime kaip kumštis, vieni slapta, už uždarų durų, kiti atvirai, kiti su žmonėmis, o kiti kaip strėlės, pramušiančios akmenis ir sienas. Teisingumas – pamatas žmogui. Žmogus, turėdamas pamatą, turės teisingumą ir valstybėje. Tikim, mylim, galim, veikiam. Tai visų bendras reikalas – referendumas. Kreipiuosi į visus geros valios žmonės. Pradėkime veikti. Pradėkime veikti taip, kad mūsų balsas virstų pirmiausia parašu, o paskui konstitucinę pataisą. Pakilkime visi žmonės, visos organizacijos, visi susivienijimai ir tegul būna mums mūsų gyvenimas nepavogtas, o mūsų nugyventas dorai
oriai ir palikime mūsų Lietuvą tokią, kokią mes norime savo vaikams. Kviečiu visus į referendumą. Ką, mėly žmonės, ačiū Jums už kantrybę. Kviečiu prenumeruoti signatarų spaudos konferencijos šį kanalą, laukti naujienų. Dar kartą sakau, kad ir Seimo nariai, ateikit, pasirašykit į koordinatorius, mielai įrašysim, tik tiek, kad reikės dirbti. Manom, kad klausimas neatidėliotinas ir reikėtų kitą savaitę priduoti į Vyriausią rinkimų komisiją. Laukiam naujienų ir iki kito pasimatymo. Ačiū už dėmesį ir dalyvavimą. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Viso geriausio. Pasimatymo.